Dažnai klausit, ar plytelė gali sudužti nukritus telefonui. Tai žiūrėkit, turim pakankamai didelį telefoną, tikrai yra sunkus telefonas, tikrai ne iš lengvųjų ir žiūrėkit, kas bus. Ką turim? Turim dužusį telefoną, o plytelę turim sveiką. Tai vat jums yra atsakymas. Savaime iškritęs telefonas tikrai plytelės nesudaužys. Kaip matot, plytelės yra sveikos ir tikrai net nesimato, kad būtų kažkoks atsitikęs įvykis. Va čia. Plytelė kaip nauja, va matot, čia buvo atsitrenkęs telefonas. Va taip, va. Va matot? O telefonui ne kažką. Va. Žiūrėkit. Čia tai kas lieka už kadrų. Jeigu galvojate, kad pirmas telefonas buvo guminis, žiūrėkit, metalinių korpusų telefonas. Ups, nukrito. Žiūrėkit, ką turim. Oi, turim blogą vaizdą. Pačio telefono. Telefonas tikrai dužo, bet plytelės liko sveikos. Tai vat, atsakymas dar kartelis. Telefonai dužta, plytelės ne. Ir drąsiai nukritus telefonui ant terasos jūs plytelės taip lengvai nesuskaldysit.